Snieguolė Ingrida. Atvykom ir čia visą laiką malonu atvykti. Aš manau, kad nereikia niekam aiškinti nieko. Čia yra etatiniai turbūt visi žmonės, kurie metai iš metų čia atvyksta. Ir matau tos pačius veidus. Ir čia visą laiką gera atvykti ir jūs žinot visi kodėl. Net jeigu už lango nėra nei sniego, nei šalčio, atvykęs čia, dažniausiai man taip įvyksta, kad tik atvykęs čia į šitą šventę, jūsų, aš pradedu jausti kalėdų kokią tai dvasią ir apskritai, kad tos šventės artėja. Ir dažniausiai bėgi, šventinių renginių, reikalų metų pabaigoje tiek daug, nespėjai, nesusimastai ir tos kalėdos jos taip, sakau, gauna prasmę čia, nes prisimeni elementarius visiems žinomus dalykus ir susimastai ir apie artėjantį Kristaus gimtadienį, ir apie tą, sakykim, bendravimą ir rūpinimąsi artimu, ką jūs puikiai čia šiandien taip priminėt ir, tai yra žinomos geros tiesos, bet jos pakeliamos ir priminamos vaikų ir tai yra labai nuoširdu ir labai miela ir labai šilta. Ir visą laiką čia norisi atėjus būti geram, išėjti dar geresniam, keisti pasaulį, keisti gerą. Tai ačiū, kad jūs taip mus paveikėt ir nežinau, kiek čia mes bent savo tom dovanom ar atnešto dėmesio parodytų, galim kompensuoti tai, ką jūs šį vakarą per tą trumpą valandą sugebat padovanoti mums. Nes mes išeinam garantuotai turtingesni. Ne dėl saldainių, o dėl to, ką mes čia suprantam, ką mes čia sužinom, ką mes čia išgirstam. Tai mes, aišku, kaip visą laiką dovanojam remelius, o remeliuose įrašyta, kad mes dovanojam ir džiaugiamės jūsų šventė ir norim tokį kaip padėką 1000 litų pavidalę. Manau, kad rasit, kur jūs išleisti. Gal reiktų ir daugiau, bet senis buvo, mano asmenyje direktoriaus, gal jisai senesnis, tai buvo kokio dostumo šiandien ir manom, kad jūs tikrai žinosit, kur išleisti kartu bendrom reikmėm, kelionėm, pramogom ar daiktam. Ačiū jums. Ačiū.